Praeitam vlogę matėte. Naujos dienos kvapas. Esame anime lokacijų. Čia skaitosi kažkoks rajonas, kur viskas yra susijęta su anime. Taigi, sveiki atvykę į naują video blogą. Keliaujame šiandieną iš Tokijo į Osaką ir važiuosime su reaktyviniu hidroelektriniu kažkokiu traukiniu, kuris lekia 400 mylių ar kiek ten per valandą greičiu, žodžiu, žaibo greičiu. Su mašina 7 valandos iki Osakos, su traukiniu 3. O čia šalyje nerekomenduoja skraidyti, tarkim, ten iš Tokijos į Osaką, žodžiu, viduje nesiūlo skraidyti, nes daug pigesnė alternatyva yra būtent šitas traukinys. Gal ne greičiau už lėktuvą, bet daug pigiau ir ten, ar skrisi valandą ir mokėsi 700 eurų, ar važiuosi su traukiniu 3 valandas ir sumokėsi, nežinau. Žinau, kad pirmos klasės bilietas apie 100 eurų, tai pirmos klasės bilietas 100 eurų. Tenai yra atsigult gali, mačiau, ir maisto duoda, ir atsigert, nu žodžiu. Keliaujam ir išsiaiškinsim, kas kaip, ar važiuosim su pirma klase kažkada jo, ar dabar nežinau. Žodžiu, jeigu keliaujat su šitu traukiniu, tai ką jums reikia padaryti, reikia sėsti į dešinę pusę. Ar mes atsisėdam teisingai dešinį pusę, negaliu pasakyti, išsiaiškinsim laikui bėgant, bet kai važiuoji po dešinę, turi matytis tasai Fuji kalnas, tas žymusis, kur kopia visi į viršų, tai pažiūrėsim, ar sėdam teisingai ar ne. Kelionė užtruks 2,5 valandos, jeigu ką. Taigi jau išlipom, keliaujam link kito traukinio keliaujam ir mano šitas bus paskutinis arba prieš paskutinis traukinys. Įdomu, ar čia visoje Osakoje, ar tik tai čia staty kitoks dizainas traukinio, nes čia jisai kitaip truputėlį atrodo negu kiti traukiniai. Išlipom iš traukinio, esam metro, dabar keliaujam į viršų. Pažiūrėsim, kas tenai mūsų laukia. Iš šito metro yra 30 išėjimų, ar 36 išėjimai. Mums reikia 16. Va taip, appsą tokį reikia naudoti, kad įsiverstum, kad suprastum, apie ką čia kalba eina. Jeigu ką, tai appsas yra Google Translator. Pala dar patikrinsiu to, nes yra vienas mokamas, o vienas yra nemokamas. Tai ir plus tasai mokamas net neverčia, meta, kad negali išversti japonų kalbą. Tai va, šitas gaidys. Šitą galima, ne, nu žodžiu, šitas gaidys, o šitas vat, maladėtis. Šiaip kelionė nuo Tokio iki Osakos apie 3 valandas, bet va su tokiais vėl visokiais sustojimais, hujimais 6, 5, 7 valandas minimum. Aš vienas turiu lagaminus nahu tampyti. Po to, dabar tikrai nefilmuosim kaip tampau, nes jau išėjom, po to parodysim, kokioj kančioj išgyvenu. O dabar išėjom ir keliaujam link Hatos Hayamachi. Hatos duris, o čia vaizdelis tik išėjus. Nu, nice. Tikiuosi naktį čia nepys Tokijo drift po langais. Persirengiam, apsiprausiam ir keliaujam pažiūrėti miesto. Kaip įdomi čia kažkokia hata, ne hata, aš nežinau, kas čia yra. Labai įdomi situacija. Kai aš jums sakiau, kad yra čia tie vending machines, tai pažiūrėkit, galima tokį tau padaro karštą maistą iš karto parašė, pasidarai, eini ir valgai, ramena, ką tik nori. Labai daug šansų, kad čia teks mane apsikirpti. Labai daug šansų. Aš nežinau, ar jau minėjau ar ne, bet pasikartosiu dar kartelį. Mes grįžtam į Lietuvą vieną dieną. Kitą dieną, opa, atgal į lėktuvą varom į New Yorką ir tada iš New Yorko į Atlantą City žiūrėsim, kaip Stanionis gina savo diržą. Vienas iš pastebėjimų, kad žmonės čia labai važinėja dviračiais, galima sakyti, nu beveik niekas pėsčiom nelaikšto. Jeigu tai palyginus, kuo daugiau pėsčiųjų ar dviratininkų, tai kol kas tikrai dviratininkų. Bet gal čia tiesiog įsukom į tokį keliuką, kur čia dviračių kažkoks specialus kelias, nežinau. Čia net ženklai yra padaryti, kad nestatytų dviračių žmonės. Žodžiu, čia ateini į šitą restoraną ir turi pat savo žuvį pasigauti ir tada ją pagamina tau, kitaip lieki nevalgęs. Pažiūrėkit, gali jums padaryti tą Fuji tokį, kažkokį čia patiekalą, nepatiekalą, neįsivaizduoju, Fuji Mountain. 900 jų pinigų yra apie kokie 5-4 eurai, plius minus. Sausainukai tokie, bežionkos. Хуйня, neskanus. Galų gale, kai visada
atsiranda metro, nes čia viskas su metro vyksta. Jeigu nori kažkur greitai ir patogiai atsirasti pigiai, tai net nežinau, euro turbūt nekainuoja. Nu gal eurą ir kainuoja, bilietukas metro. Jeigu ką yra stoties verchas, mesteris. Tai kaip ir minėjau, čia gražesnis metro negu tokio į Denmarką. Ups. Su visom durim nahu čiut neišėjau. Mes keliaujam į Pokemonų centrą. Šitie Pokemonų centrai yra kiekvienam mieste, pažiūrėsim, gal tenai nebus soldautas, gal pataikysim ant kokio restoko naujo ir nunešim booster packų belekiek, visus išpirksiu. Nors jie čia žiauriai nemėgsta žmonių, kurie ateina ir viską, tipo iš karto vienas žmogus viską išperka. Jie belekai heitina, ten apšneka taip ir taip. Bet ką padaryti, aš turistas, aš čia lauktuvų vežu. Ką tik dar gavau naujienų, kad mane kviečia į Dubajų. Balandžio 27 išskrendu į Dubajų į tą eventą Token 2049. Pasimsiu su savim dar 2 žmonės, kurie man padės viską filmuoti daryti, tai paduosim irgi labai daug kontento. Tačiau jums rodžiau tokio video vlogą, kaip atrodo tasai Pokemon centras visiškai vienodas, tai aš stoju iš karto į eilę, kad pabandyti nusipirkti kortelių. Matau, kad atrodo, jos yra neišparduotos, tai man pasisekė. Tai va, mūsų tikslas taip, šito gaila nėra, bet dar bandysim turbūt ir šitų pasigirsti. Priejau prie kasos, nebėra įsoldautas. Pasiėmėm kiekvieno po 5 šito. Aš realiai nežinau. Aš viskas, žinokit viskas. Aš susikursiu naują channelį, Pokemonų channelį, blė, darysim openingus visokius viską, nes aš nežinau, ką aš kitur dėsiu tos kortelės. Aš parsivešiu į Lietuvą minimum kokį 100 pakelių, jeigu nedaugiau. Tai mano vaikiau žuvį galvą nupjovė ir smegenėlės pabiro. Kas toliau, tai nežinau, bet gal pakramtyt, gal dar kažką, bet žodžiu keliaujam, pažiūrėsim. Čia tiesiog eini ir įsiveli kažkur. Tai pabandysime čia šitos vagių mėsytės. Galima bokštą alaus pasiimti. Tai va, paragausime va tokį. Ragaujam epizodą padarysim, beiškiai užsipysęs, pavargau jau šiandien. Atrodo, tai gardžiai. Kobe beef. Gadica, įdomus prieskonis labai, bet gadica. Norėčiau tokį steiką įpėsti, bet skaniai padarytas. Net seilių pilna burnoje tirpta. Žinokit, šiaip kas nesat ragavę vagių tikrai yra brangu, bet vieną kartą gyvenime reikia pabandyti ir siūlyčiau bandyti tokiose vietose, kur tikrai žinote, kad bus geras ir žiūrėkit, kad būtų A5 greido. Vilniui žinau, kad yra daug tokių vietų, bet jeigu nuvarot, visada galit paprašyti, kad jums Ja čia Aršauskas dalekė, Aršauskas čia dalekė. Blet, copyrightas, tai jau viso, karočiau, šitą video, tai va, šitą video. Ai, ten, Laukiam dabar vagių pabandysim, nes čia buvo ne vagių, čia buvo Kobe beef. Aš nežinau, ko skiriasi, bet aš kiek suprantu, jos yra vienodos. Pavyzdžiui, čia vagių kainuoja 500 jenų, o Kobe beef štuką jenų. Tai tą mėsytę įsidet ir jinai tirpsta burnoje. Aišku, aš nenoriu jūsų užhaipinti, kad po to sumokėsit ten 100 eurų ir nebepatiks po to mane, blet, pagausit. Belia kaip paskaniai pavalgiau, wow. Taigi, viskas, keliaujame dabar kaip čempionai. Va, laimėjom 2 tokius, išleidom 100 eurų, kad laimėtume. Karočią, okei, tūlikas, bet pažiūrėkit, kaip prisipildo jį vanduo. Čia nuflašini ir jis va taip prisipildo.
Čia nenormalu, naku. Taigi šiandien atidarysime dar vieną tokį pakelį. Pažiūrėsime, ar kažką ištrauksim gero. Ar vėl nieko gero. Tai bandom. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Paskutinė bus pati rečiausia. Gal taip nereikėjo daryti, tai čia rimtai ištrauksiu. Blemba. Šitą belė kiek kainuoja šaika? Pala. Šiam 6 dolcus ištraukiu. Ką čia dar ištraukiam gero? Šitas tai nežinau, blemba, bet kažkaip atsitiko, kad rėras atsirado taip. Bet gerai, šiam 6 dolcus ištraukiam. Let's go! Kitame vloge matysite. Šiandieną keliaujam į apžvalgos ratą didžiausią Japonijoje. Ne ratą, o aikštelę. Pasižiūrėsim viskas iš viršaus, kaip čia atrodo šitą miestą. Ir žiūrėsim, kur toliau nuves mus kelias.